Man atrodo, jau turėsim reikalų su garsiaisiais šios šventyklos elniais. Kaip sakoma, parsiduodančiais lengvai. Tiesiog pagal legendą kažkuris dievas, Tasukų, pamiršau visą vardą, atjojo ant balto elnio kažkada senovėje. Dėl to elniai dabar turi saugomų gyvūnų statusą, jie yra dievo pasiuntiniai. Na ir panašu, kad šie dievo pasiuntiniai arba jau atleisti iš darbo, arba dievas labai mėgsta saldumynus, nes elniai įžūliai reketuoja žmonių visko, ką jie turi valgomo. Čia galima nusipirkti kažkokių ryžių spragėsių, skirtų būtent elniams maždaug už 5 litus ir juos pašerti. Šitas Naro parkas yra labai daugelio šventyklų kompleksas, pasirodo. Ir elnių galima sutikti visur. Kaip ir mokinių, kurie kažkodėl sekmadienį su uniformom vaikšto. Taip. Linksi vieni kitiems, sveikinasi japoniškai. Taip, labas. Ir vaikas duos. Žiūrėk. Pakštelėjo.